Lietuvos gyvensenai miškas, jo atskiri medžiai buvo labai svarbus nuo senų senovės. Ištikus nelaimiai, užpuolus priešams, stichinėms bėdoms užgriuvus, lygoms siaubiant atskirus kaimus, miškas gelbėdavo visada. Jis ir pamaitindavo, ir prieglobstį suteikdavo, ir paslėpdavo. Tai buvo nuo senų senovės. Miške prieglobstį lietuvis rasdavo ir kryžiuočiams užpuolus, ir rezistencijos kovų metu. Partizanai iki 20 amžiaus vidurio miškuose galėjo kovoti su okupantais. Etninį požiūrį bei įdomias istorijas apie medžius pristato fizikas, gamtos mokslų daktaras, etnologas, mokslo istorikas Libertas Klimka. Reikia pasakyti, kad nuo senų senovės lietuvis iš miško labai daug gaudavo naudos. Rąstai, tai būstui statyti jo, baldus lietuvis pasidarydavo, netgi smulkius kokius įrankius taip pat pasidarydavo iš įvairių medžio rūšių. Viskas, pradedant kūdikio lopšiu, baigiant šaukšto ant stalo, tai mediniai. Todėl net mūsų tautos genijaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikoje tai miško garsai taip gražiai susipina. Netgi savo religinės apeigas lietuviai atlikdavo šventose giraitėse. Nereikėtų galvoti, kad jie melsdavosi medžiams. Ne, jie tiesiog ta aplinka, giraitės, tai buvo kaip bažnyčios erdvė. O didysis mūsų istorikas Simonas Daukantas yra rašęs, kas gali būti meilingiau, kai pavargo žmogui po medžiu pavėsyje ilsėtis, po to medžiu, klevu, ąžuolu ar beržu, kur jo bočius nuvargęs ilsėjosi. Sujungia kartas ir palieka ateičiai paminklą. Labai gražų paminklą, gyvą paminklą. Senovėje nebūdavo sodybos Lietuvos kaime, prie kurių neaugtų medžiai. Negailėdavo jiems žemės. Viena, kad saugodavo nuo perkūno įtrenkimo. Antra, kad gražu labai, kad pavėsį teikia, kad vėjas nurimsta jo šakose ir kad dievai arčiau būtų. Nes vieną ar kitą medį senovės lietuviai susiedavo su savo dievais. Tarsi dievų buveinė, tai būdavo medžiai. O dabar sužinokime, ką mena lietuviui atskiri medžiai. Botanikai sako, kad senovėje ąžuolynų būdavo daugiau negu dabar. Apie 20 net procentų galėjo būti visų miškų ąžuolynai. Ąžuolas, aišku, imponuodavo žmogui, kad tai labai tvirtas medis, kad jis išgyvena iki 1000 metų, kad su jais yra susiję kartų kartos, kad istoriniai įvykiai kartais susiję su ąžuolais, ar sukilėliai rinkdavosi po ąžuolais, ar sutartys tarp kariaujančių šalių būdavo sudaromos po ąžuolais. Knygnešiai slėpdavo ąžuolo drevėjai spaudos draudimo metais knygas, kurias iš Prūsijos atgabendavo lietuviams išmokti skaityti lietuviškai. Jų šaknis labai giliai eina. O mediena yra santykinai laidi elektrai. Ir todėl, jeigu ąžuolas auga šalia namo, tai jau perkūnas to namo neuždegs. Įdomu, kad ąžuolas ne vienas yra siejamas su perkūnu. O perkūnas senovės lietuvių buvo laikomas karių globėjų. Iš ąžuolo medienos daromi ginklai, ar tai būtų iečių kotai, ar kirvakočiai, kurie mūšiuose praversdavo, arba vėzdai. Dirbiniams labai tinkamas yra ir uosis. Taip pat kieta, graži mediena, gražius baldus iš jos galima padaryti. O mitas apie uosį pasakoja, kad senų senoviai visi medžiai mokėjo kalbėtis tarpusavį. Ogi uosis buvo aklas, jis nematydavo, kas aplinkui dedasi. Todėl jis nežinodavo, kad pavasaris jau ateina į Lietuvą. Ir jis nuolat klausinėdavo kitų medžių. O tie sakydavo, ne, dar nėra pavasario. Ir tas vis pavėluodavo sulapot.
Taip žmonės paaiškina, kodėl iš tikrųjų gegužės pabaigoje tik tai uosis susprogsta. Pats paskutinis iš visų medžių. Šermukšnis labai artimas žmogui buvo. Dabar dažniausiai šermukšnį pasodina žmogus prie savo sodybos vartų. Nagi sako tam, kad kokia pikta dvasia neįsisuktų į kiemą. O rudenį šermukšnas parodo, kokio toliau rudens reikėtų laukti. Jeigu daug uogelių užaugino, reiškia ruduo gali būti šlapias ir šaltas. O jeigu žvejai pradeda nesisekt ir tinklai vis tušti, vėlgi priskabydavo tų šermukšnio šakelių, pripindavo į tinklą ir įkirtę dar kirvį į namų slenkstį, per jį pertraukdavo tą tinklą ir tinklai vėl pasidarydavo laimus. 1588 metais Lietuvos statutas uždraudė liepas kirsti. O kodėl? Pirmiausia, kad tai bitėms medaus aruodas. Būtinai augdavo prie bitininkų sodybos. Liepomis būdavo apsodintos dvaro alėjos. Ir krepšelius visokius pindavo, ir pintines. Ir apavą, vyžą spindavo iš karnos. O mediena labai minkšta, lengvai įskaptuojama yra ir dievdirbiai dievų skulptūrėlės iš jos darydavo ir kitus gražius tokius darbelius. Liepų medus yra pirmas vaistas gerklei suskaudus, rudenį, žiemą, nuo vėjų visokių peršalus ir susirgus. Ir mitologiškai sakydavo, kad liepos medyje tai deivė Laima gegutės balsu praneša likimą. Tik tai reikia mokėti paprašyti. O jaunos merginos stengdavosi prie to medžio taip paslaptingai prieit, šakelę nusiskint. O paskui iš to šakelės pasidarydavo tokį kabliuką nedidelį. Ir jeigu nemačiomis su to kabliuku vaikinui, kuris labai jai patinka, užkabins, tai tas vaikinas jau tikrai ją dėmesį atkreips. Šeivamedžio labai nemėgsta musės. Nuo tvartų jau jos neskrenda link namų. Iš medelio galima buvo, daryti šeivoms tokį pagaliuką, ant kurio audėjos susuka siūlus ataudams. Nes šeivamedis nedrasko siūlo, jis labai toks slidi mediena būna. O viduriukas to medelio šakelės lengvai yra, toks minkštas viduj. Ir iš jo galima pasidaryti latakėlį, beržo sulai leisti. Bet žmonės manydavo, kad po šeivamedžiu gyvena toks mitinė būtybė Puškaitis. Palikus jam kokią tai dovanėlę, kažkokią skanaus maisto truputika po šeivamedžiu, jis atsiųs savo barstukus. Tie miško žmogeliai tai buvo vadinami. Ir tie barstukai, jeigu jie apsigyvens žmogaus namuose, tai visus metus skalsą neš. Namuose nepritrūks šeimininkiai nei miltų, šeimininkui grūdų nepritrūks. Žodžiu, maisto tikrai nepristiks. Diemedis, dievų medelis. Nedidelis tai medelis, retai žmogaus ūgį praauga, bet praauga kartais. Ir jo to šakelės, piršto storumo maždaug. Senovės lietuviai iš jo šakelių pasidarydavo burtų lazdeles. Ir naudodavo karo žygiuose net. Vyšnių sodas tarsi kaip koks rojaus sodas būdavo. Ir sakydavo dainuose, kad mirusio žmogaus siela nuskrenda į vyšnių sodelį. Vyšnių sodelį lietuviai mano, kad ten gyvena toksai dievaitis kirnis. Ir ten lietuviai aukodami aukas tam kirniui, tai kartu dar uždega ir žvakeles prismaigstė tame sodelyje. Tai tokia reta žinia ateina mums apie senasis religinės apeigas. Vyšnio šakelė. Tai merginams taip pat padėdavo savo likimą
sužinot. Lapkričio 30-osios išvakarėse reikėdavo nusilaužti ir jeigu ta šakelė kūčių dieną apsipils baltais žiedais, tai reiškia merginos svajonė tikrai išsipildys. Obuolys įvairiuose pasaulio tautose yra labai simboliškai įvertinamas kaip meilės toks vaisius. Sakydavo, kad jeigu nori, kad gerai derėtų obelaitė, tai geriausia, kad sodina kartu vyras ir žmona obelį. Ir štai laikydavo, kad išaugintas sodas, jis turi pereiti iš vienos kartos į kitą kartą. Ir labai negerai nukirst medį, kurį pasodino tėvai arba seneliai. O kad daug obuolių augtų, tai labai daug apeigų būdavo daroma. Jeigu obelis jau pramečioja ir kitais metais mažai obuoliukų užaugina, tai reikia iš Elgetos pasiskolinti botagą ir tą obelį taip truputį paplakti su tuo botagu. Tada jį susiprotės ir toliau augins. Kai saulė nusileidžia, obuolių skinti negalima. Ir moteriškė negali įlipti į obelį. O štai pavasarį labai žmonės pradžiugindavo beržas, nes gaivioji sula pradeda kilti jo šakelėmis. Vasaros darbymečiai žmonės prileisdavo sulos, pripildavo avižų ant viršaus ir serbentų šakelių. Labai skanus gėrimas, labai gaivinantis, ypatingai per rugiapjūtę būdavo. Ant beržo dažnai užauga tokia juoda pintis, o ta pintis senovėje būdavo naudojama ugniai įskelt. Reikia pasakyti, kad kažkada ant beržo tošės buvo rašoma, tai būdavo tos vietoj popieriaus. Reikia priminti dar pasaką Eglė Žalčių karalienė. Kaip Eglė Žalčių karalienė savo vaikus pavertė medžiais. Nežinome, kokią mitinę dievybę Eglė simbolizavo. Bet tai, kad jau Eglė Žalčių karalienė įgyveno ir marių dugne ir išeidavo į žmonių pasaulį, tai rodo, kad ji tikrai taip pat buvo dievybė. Ir todėl mes turime tokį graudų paprotį, kai žmogus miršta, tai eglės šakelėmis nubarstomas takelis į jo namus. Lietuviai advento metu neleisdavo medžių kirsti miške. Sakydavo, jeigu iš advento kirstų medžių pastatysi namą, arba net malko atsiveši prisikirsi, gerai nebus. Manoma, kad tuo metu sielos dar nepakyla į anapusinį tą pasaulį, į dausas, ir jos kurį laiką gyvena medžiuose. Todėl lietuvių seniau kapinaitės visada būdavo medžių pavėsyje. Dar daugiau smagių pasakojimų, lietuviškų dainų tekstų, tradicijų susijusių su medžiais galima rasti profesoriaus knygose. Dar labai daug apie medžius, apie dainas apdainuojančius medžius, apie papročius, kurie yra susiję su medžiais. Galima surasti ir štai šitoje knygoje. Jos viršelį puošia pasaulio medis. Čia žiūrėkit, kiek daug simbolių yra, kurie mūsų kultūrą taip pat nuo senų laikų sieja su visa aplinka, kas darosi. Štai šitoje knygoje yra 12 skilčių, 12 mėnesių, labai skirtingų vienas nuo kito. Kokia laimė gyventi tokiame krašte, kur tokia gamta įvairi ir įdomi. Ar mes visi žinome, kas yra miškas ir kokios jo savybės? Geriausiai apie tai gali papasakoti miškininkas Raimundas Ereminas, pakvietęs mus į nuotykį viename gražiausių Vilniaus miesto vietų – Verkių miške. Miškas tai yra tokia vieta, kur auga daug medžių. Medžiai turi gebėti pasisveikinti, augdami viršų
kelia stiebus ir šakas aukštyn ir sugeba vienas kitą paliesti savo šakomis. Jeigu mes dabar pakeltume žvilgsnį į viršų, pamatysi, jog viena liepa savo šakomis paliečia antrą liepą. Ko dar reikia miškui? Miškas turi savo mikroklimatą. Mikroklimatas tai yra miško kvapas. Įėję į mišką mes pajusime, jog miške vėjas pučia visai kitaip. Miškas geba sustabdyti vėją. Taip pat miške saulės šviesa krenta daug menkiau. Tai yra miške visada būna truputėlį tamsiau. Miške yra tam tikras išgaravusio vandens kiekis ore. Todėl miške yra vėsu ir gera, kaip automobilyje su geru kondicionieriumi. Miškas, anot Raimondo, vertinamas pagal vertybės – bonuso taškus. Vienas tokių taškų – negyva mediena. Šitas medis nugriuvo prieš daug metų ir toliau gyvuoja grybų, kerpių, samanų pavidalu. Tai yra namai grybams, vabzdžiams, paukščiams, žvėreliams. Liepsnelė yra toks paukštis, kuris būtent mėgsta negyvą medieną, šakų krūvas ir drėgmę. Kita miško vertybė – upelis, prie kurio galima rasti įvairių pėdsakų. Tuomet miškininkas tampa pėdsekiu ir išsiaiškina, kad galbūt kanadinė audinė šiame upelėje žvejoja vėžius. Dar viena vertinga miško dalis – aikštelė. Štai mes esame miške, nors čia nėra medžių. Aikštelės gali atsirasti ir nugriuvus senam medžiui. Tuomet po juo išdygsta daug naujų medelių ir šalia seno turim jauną mišką. Toks miškas, kuriame yra senų, vidutinių, bręstančių, subrendusių negyvų, net supuvusių medžių, yra labai vertingas. Labai svarbu suprasti, jog miške auga įvairių rūšių sumedėjusių augalų. Aš esu šiandien pasipuošęs gudobelės šakelę. Smirdžiaus burtų lazdelė pagaminta iš gudobelės. Visi vaikai žino. Žarių Poterį. Ožiuko medis, ožekšnis. Vakarinė tuja. Krūmas, kuris erzina motociuklininkus, nes yra labai kietas, sausmedis. Didesnis sausmedis. Pilkasis kėnis. Visi žino klevą. Spygliuotis medis, eglė. Baltalksnis. Baltalksnių išties labai daug, bet žmonės jų nepažįsta. Jo giminaitis draugas yra juodalksnis. Lapai širdelės formos – liepa. Lapai sudėtingi, gražūs, didžiuliai, o pati šakelė turi juodą pumpurą – uosis. Ir karališkas medis, kuris turi karūnėlę. Ragelius 1, 2, 3, kalninė guoba. Kadangi medžiai yra pagrindinė miško dalis, miškininkams jie yra įdomus. Vieniems medžiams yra būdingas nusivalymas nuo šakų, pavyzdžiui pušiai, nes yra šviesinis medis. Iš tokių medžių galima pagaminti daug geros medienos. Klevas yra unksminis medis, todėl šakos išlieka, net jei gauna mažai šviesos. Eglei ši savybė visai nebūdinga. Miškininkai atkreipia dėmesį į medžio stiebą. Jiems įdomu, ar medis gyvas ar ne. Medis gali neturėti lapų, bet ant jo puikiai auga grybai. Dažnai miške galime pamatyti medžius su pažeistu stiebu. Į juos kažkada yra trenkęs žaibas. Miškų yra įvairių – spygliuočių, lapuočių ir mišrių. Tokių, kuriuose auga ir spygliuočiai, ir lapuočiai medžiai. O koks yra verkių miškas? Mes esame sename miške, kurio rūšinė sudėtis yra ąžuolai, klevai, liepos, eglės ir pušys. Tokie miškai patys gražiausi ir atspariausi, tvirčiausi, jų negali nugalėti vabalai ir netgi vėjai. Pavyzdžiui, jeigu būtų miškas, kuriame auga tik tai eglė. Eglė, 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 dar viena eglė ir dar viena eglė. Ir štai dar 10 eglių. Ir dar 10 eglių.
Atėjo eglių liga, atėjo vabalas, kuris mėgsta maitintis eglių spygliais, eglių žieva ir pradėjo pulti egles ir visos eglės nudžiuvo. Ir nebėra miško. Ir visiems labai liūdna. Jeigu ateis eglių priešas į šitą mišką, jis suės eglę, bet čia liks augti ąžuolai, liepos, klevai, pušys ir dar kai kurie medžiai. Miškininko profesija yra labai sudėtinga, tačiau nepaprastai įdomi. Miškininkai suranda tinkamą miško plotą medienai, ieško nudžiūvusių medžių, ieško miško vagių, draugauja su medžiotojais, moka pasodinti mišką, ieško medžių sėklų, yra tikri miško šeimininkai. Todėl jų automobiliai pilni įdomių dalykų – medžių sėklų, įvairių radinių. Pats įdomiausias egzempliorius yra vilko galva. Štai, vilkas turi randą. Galbūt vilkas buvo įkišęs galvą į kilpą. O galbūt jis vargšas įkišo galvą į plastikinį butelį ir bėgiojo su to buteliu ant galvos. Ir pasimirė. Tada jį surado barsukai ir padalino į lygias dalis savo mažiems vaikams. Miškininkas gali būti puikiu gidu parke. Raimondas pristatė Verkių parko vietinius medžius – didžiulę liepą, gražuolius klevus, kaštoną bei medžių svečius. Maumo medį maumedį, žiemai numetantį spyglius, veimutinę pušį, o taip pat parodė negyvą medį, pilną inkilų paukščiams. Didžiuliai medžiai, gyvenantis kelis šimtus, net 1000 ar daugiau metų, užauga iš sėklų. Sėkla yra svarbi augalo dalis, kurioje telpa visa būsimo medžio informacija. Todėl, norint užauginti medį iš sėklos, reikia tam tikrų žinių. Pavyzdžiui, kaip renkamos ir kaip paruošiamos sėklos, kurių augalų sėklos yra daigios vos keletą dienų, o kurių net keletą metų. Kaip laikyti ir rūšiuoti sudžiovintas sėklas, kaip jas pasodinti ir kur pasodintas laikyti. Ką ir kaip kalbėti su sėklomis, kad jos išaugtų šimtamečius milžinius. Apie medžių sodinimą iš sėklų namų sąlygomis pasakoja Užmiesčio Medelyno Saulės sodai įkūrėja Nadežda Kiseliova-Žukovska. Sėklas galima rinkti ten, kur jų yra daug. Ir tokie populiarūs medžiai kaip beržas, pušis, eglė, kaštonas, ąžuolas tiesiog auga mūsų kieme ir čia pat galima rudenį susirinkti jų sėklas. O galbūt žiemą, o galbūt ir pavasarį. Todėl, kad kai kurie augalai žiemoja, nukritę po medžių lapais, gauna pakankamai drėgmės ir kai saulutė ima šviesti pirmi spinduliai, tada išleidžia ploną šaknelį ir jau pasiruošia augti. Kartais retesnių augalų sėklų reikia paieškoti botanikos soduose, kolekcionierių sodybose ar parkuose. Retesni augalai, tokie kaip amorfa, kladastris, sedula, yra kvapnus, gražiai žydi, todėl juos labai mėgsta bitės, o vaisiai yra be galo skanūs. Gamtoje sėklas sodina vabzdžiai, pavyzdžiui, skruzdėlės, paukščiai, voverės, pelės ir kiti gyvūnai, kurie kartais sėklas paslepia sąmoningai. Tačiau dažnai jie ne tik pasodina, bet ir suvalgo, todėl žmogus, suskubęs laiku surinkti ir pasodinti miško augalus, padeda gamtai. Kai sėklos nesodinamos iš karto, vos jas surinkus, jos yra padžiovinamos. Tas vaisius kartais gali būti labai prilipęs prie sėklos. Mums reikia sėklą išvalyti, tam sėklytę pamerkiame į vandenuką ir su dantų šepetėliu išvalome viskas, kas liko, kad sėkla būtų švari. Štai kaip galima panaudoti dantų šepetėlį. Jeigu nesiruošiame sodinti čia pat, sėklytės tiesiog padžioviname atviroje erdvėje, kad jos pakankamai gerai sudžiūtų. Tada galime talpinti į maišelius ir užrašyti pavadinimą, kur rinkome, kokie tai buvo metai. Kai kurios sėklos gali būti daigios kelis metus, bet yra sėklų, kurios daigios vos kelias savaitės ar net dienas. Todėl ką tik suvalgę vaisių mes iš karto dedam sėklytę į žemelę. Ne visos sėklos sudygsta, tačiau galima žinoti, kad sėkla yra dygi, pavyzdžiui, jei gilės kepurėlė nusiema lengvai. Arba galima suberti sėklas į vandenį
ir tos, kurios nusileidžia ant dugno, yra pasiruošusios augti, o kurios plaukioja, yra nedaigios. Pradžiai patariama sodinti tuos medžius, kurių sėklos lengvai dygsta, o tai yra ąžuolai, obelis ir kriaušės. Taigi, ką mes darome? Įmame žemės, tai yra kompostinė žemė ir durpinė žemė kartu sumaišyta lygiom proporcijom, kad jinai būtų minkšta. Jei žemė nėra pakankamai puri, į ją įmaišomas smėlis. Žemės vazone turi būti tiek, kad būtų pakankamai vietos šaknims ir kad tilptų skirtingų augalų sėklos. Kai žemė paruošta, sėklos sodinamos sluoksniais. Pirma sodinami didesni augalai, gilės, kaštonai, kurie užpilami nedideliu kiekiu žemių. Tuomet sodinamos mažesnės sėklos. Truputį mažesnės sėklos yra sedulos. Susodiname sedulą. Kaip matot, labai paprasta. Berėme kriaušytes ir viską gerai užberėme žemėm. Ant viršaus paskirstomos vadinamos sodininko gudrybės – perlitas ir vermikulitas, kurie sulaiko perteklinę drėgmę, suteikia purumo, papildo orų, apsaugo nuo puvėsio. Ir palaistome. Vandens pilame tiek, kad jis ištekėtų pro vazono apačioje esančias skylutes. Pasodintos sėklos yra apdengiamos ir pastatomos tamsesnėje vietoje. Svarbu, laikas nuo laiko nepamiršti žemę sudrėkinti, jei to reikia. Labai gerai sužymėti pasodintus augalus, o jei sodina skirtingi klasės vaikai, jie gali užsirašyti savo vardus. Kaip žinia, medžiams užaugti reikia laiko. Vieni sudygs po 1-2, kitiems reikės 5-6 mėnesių. Kai daigeliai išauga ir atsiranda pirmieji 2-3 lapeliai, laikas juos išsodinti į atskirus vazonėlius. Medžiai mėgsta aukštesnius vazonėlius, bent jau 20 cm aukščio. Persodinti po 1, jie statomi saulėtoje vietoje ir turi paaugti iki maždaug 15 cm aukščio. Tuomet pavasarį parenkama tinkama vieta ir sodinukai sodinami į gruntą. Pavyzdžiui, ąžuolams patinka, kai saulutė šviečia ne visą dieną. Jie užauga iki 40-50 metrų aukščio, todėl juos sodinti reiktų maždaug vieną nuo kito 5 metrų atstumu. Sodinti reiktų toliau nuo tako. Taip pat svarbu, kad po jais nebūtų pravesti vamzdžiai ir vėliau nereikėtų persodinti. Yra dar vienas augalų sodinimo būdas, kai jie apdirbami paukščio pilvelyje. Yra paukšteliai, kurie suvalgo sėklą, tada jie pabūna paukščio skrandyje, sąveikoje su tam tikra rūgštimi ir po to, kai paukštelė sėklytė iškakoja, jinai dygsta lengvai. Čia mes matome putinų daiginėlį, kuris atsirado va tokiu natūraliu būdu. Atskrido paukštelis, suvalgė uogytės, suvirškino, uogytės išėjo ir štai čia dabar auga apie 100 mažų putinukų, kurie greitai virs dideliais putinais. Augantis daigeliai, kaip ir medžiai, yra skirtingi. Medelynų įkūrėja Nadežda sako, kad jie turi savo nuotaiką. Nuotaika jų būna ypatinga. Vieni teikia stiprybės, pavyzdžiui, kokie augalai? Ąžuolas, kadagys, bukas. Kiti teikia švelnumo ir meilės, pavyzdžiui, kaip obelis, kriaušė. Kažkas svaiginantį džiaugsmą, kaip trešnė, slyva. Kažkas padeda mokytis ir mąstyti, pavyzdžiui, vyšnė, arba bendrauti, kaip kokia nors geltonžiedė forzycija, kuri taip ir tiesia savo šakeles su labai smulkiais lapeliais ir labai nori visus pakalbinti. Būtent bendraujančius, linksmus ir žaismingus augalus Nadežda siūlo sodinti ten, kur yra vaikų. Ten, kur būna vaikai, visada yra daug linksmumo ir džiaugsmo. Ir labai būtų gražu, kad ir tas vietas, mokyklas, darželius suptų medeliai, kurie taip pat panašios nuotaikos. Sodinkime linksmus medžius, kad ir vaikams būtų gera būti. O jeigu dar jie bus gražus, kaip putinai su daug uogų, arba gūdobelės su daug skanių vaisių, tai vaikams bus labai smagu ateiti ir pasivaišinti. Miesto erdvėse paprastai sodinami didesni augalai. Pagal želdynų įstatymą 1 metro aukštyje turi būti apie 10-25 cm skersmens. Tokie medžiai yra 10 metų amžiaus. Juos suplanuoja miesto architektai. Tuomet augalai užsakomi medelynuose,
kurie augalus atsiveža iš įvairių šalių, dažniausiai iš Vokietijos ar Olandijos. Apie augalų sodinimą pasakoja biologė Vida Aleknienė. Prieš sodinant medelį reikalinga išsikasti duobę ir paruošti ją sodinimui. Duobė iškasama didesnė negu kad šaknų sistema. Šaknų sistema gali būti vazone uždara arba iškasama su žemės gumulu. Jeigu tai yra nedideli maži medeliai, gali būti atvirom šaknim. Bet tai tik tai pavasarį anksti ir vėlai rudenį. Visą sezono metu turi būti uždara šaknų sistema, kad prigytų medis. Išsikasus duobę, jinai yra žiūrima pagal tai, koks gruntas yra. Jeigu tai yra prastas, yra keičiamas. Ir pasodinus medelį daroma įdubimas toksai aplink, kad laikytųsi palaiščius vanduo, kad nenubėgtų, o jisai laikytųsi ir susigertų į šaknų sistemą. Laistoma gausiai po pasodinimo, nepriklausomai koks oras. Nes labai, kad ir lietui esant, maža drėgmės dalis patenka ant šaknų, daugiausia aplink tik tai. Tai porą kartų į savaitę yra būtina gausiai palaistyti iki prigijimo. Paprastai didesnius medžius sodina suaugę, o vaikams ponia Vida patarė pradėti sodinti iš sėklų ir tinkamai parinkti augalų sodinimo vietą. Vaikai šiaip turbūt nori nuo pačio nulinės tos stadijos pradėti. Tai susirinkti sėklytės, jeigu paimsim, pavyzdžiui, ąžuolą gilę susirinkti, aš siūlyčiau į vazonėlius sodinti. Vaikams tai yra patogiau, aišku, juos nenešti į kambarį kažkur tai, jeigu šiltnamis yra, gali žiemą tenai arba laukia netgi palikti, prikasti ten tą vazonėlį. Ir tada toj vietoj paauginti porą metų iš tų sėklelių, po to iškasti. Ir tada jau sodinti į tą vietą, kur jau jie ruošiasi sodinti. O kaip vieta parenkama, tai vizualiai parenkama, kur tinka tą medį sodinti, kad neužstotų, kad nebūtų pavėsis jam, kad nesirinktų drėgmė, šaknis neužmirktų, kad nebūtų nubėgimų kažkokio tai toj vietoj, kur medis sodinsis. Ir paruošti duobę, pasižiūrėti, koks esamas gruntas. Į molį, į smėlį vien tik tai nesodinti. Paruošti duobę tokią, kad šaknų sistema normaliai vystytųsi, būtų galima palaistyti ir kad medis sėkmingai augtų toliau. Dažniausiai miestuose yra sodinami įvairiarūšiai klevai, liepos, šermukšniai. O pastaraisiais metais visoje Europoje yra neužsakomi kaštonai ir uosiai, kuriuos puola kenkėjai. Taip pat miesto centrams netinka spygliuočiai, pavyzdžiui, eglės, kurios skursta dėl išmetamųjų dujų. Neužsakomi ir invaziniai augalai, tokie kaip baltažiedė robinija. Mokslas įrodė, kad medžiai komunikuoja tarpusavyje, kad tarp jų yra ryšiai. Tačiau ir žmogus, pažindamas aplinką, gali suprasti, kokią informaciją mums medžiai siunčia, teigia gamtos mokslų daktarė Ona Motiejūnaitė, kuri džiaugiasi bene gražiausio sostinės parko Bernardinų sodo edukacinėmis erdvėmis ir pristato net keletą aplinkos tyrimų. Sveikinu atvykus į rudenėjantį Bernardinų sodą. Iš tiesų, tai Vilniuje viena iš gražiausių galbūt edukacinių erdvių, todėl kad sodas juk apima istoriją, dailę, geografiją, augalai tai irgi ištisa atversta gamtos knyga. Kaip žinia, medžiai rudenį nusidažo įvairiomis spalvomis ir meta lapus. Tačiau nedaugelis žino, kas vyksta ir kodėl taip atsitinka. Kodėl lapai yra žali? Todėl, kad dabar mes matome vyraujantį pigmentą chlorofilą. Tačiau iš tiesų lapuose yra daug įvairių pigmentų, kurie turi geltoną, raudoną spalvas, rudą, antocianą ypač raudoną spalvą įsiskiria. Ir priklausomai nuo to, kokie yra orai. Ir jeigu yra, kaip šiandien, saulėtos dienos, saulėtas ruduo, tai mes jį vadinam auksiniu rudeniu. Todėl, kad pamažu chlorofilas suyra ir išryškėja geltona spalva. Tačiau, jeigu greitai ateina šalnos, tada išryškėja raudona spalva, antocianai. Na, o jeigu iš karto ir greitai šaltis labai stiprus, tai lapai paruduoja. Rudenėjant vyksta daugybė pokyčių medžiuose ir jų lapuose. Jie ruošiasi žiemai.
Pakinta net medžių cheminės savybės. Formuojasi absciso rūgštis, kuri įtakoja plėvelės susidarimą ant lapo kotelio, dėl kurios lapai ir nukrinta. Nukritę tie lapai irgi yra labai gražu ir daugelyje šalių netgi jų nešluoja, nesurenka, o yra tokia rekreacija, pasivaikščiojimas, kur daug lapų yra, tie lapai išnara, pabėgioti, pažaisti. Gamtoje viskas yra taip sureguliuota, kad jeigu jau lapai krinta, tai ir jų tam tikra yra funkcija. Yra tokie atsinaujinimo pumpurai. Ir tie atsinaujinimo pumpurai yra ties žemės paviršiumi. Tie lapai uždengia žolę ir uždengia tuos atsinaujinimo pumpurus. Reiškia, apsaugo juos, jeigu yra šalta žiema, tai pumpurai bus po lapų paklotę ir taip greitai nenušals. O pavasarį iš jų vėl išaugs nauji augalai, vėl suklestės gyvybė. Na, o iš kitos pusės, jeigu jau mes tuos lapus surenkam, tai tada reikia kompostuoti. Ir tada turėsime gerą dirvožemį kitiems augalams. Augalai, kaip žinia, yra aplinkos taršos indikatoriai. Auga tik jiems būdingose vietose. Savo audiniuose sukaupia didesnės teršalų koncentracijas negu aplinkoje. Išskirtinis jautrumas tam tikriems teršalams. Vienas paprasčiausių tyrimų – oro kokybės nustatymas iš klevo lapų. Turiu pririnkusi lapų, tačiau ant tų lapų štai yra juodos dėmės. Tai yra grybas, kuris auga ant lapų. Ir tai būdinga jo yra augavietė. Kai baravykai, voveraitės auga miške, tai šitas grybas auga ant klevo lapų. Ir jisai vadinasi klevinis žvinokas. Grybas yra labai jautrus sieros oksidams ore. Taigi jisai reaguoja į tai, kiek jų yra. Ir kuo yra daugiau, tai grybas lėčiau auga arba ir visai neišauga. Taip kad jeigu yra daug klevinio žvinoko, tai reiškia, kad oras yra švarus. O kągi mums praneša liepų lapai? Pavyzdėliai lapai liepų tikrai yra šviesesni. Tai yra chlorozės, kur toks išbalimas yra į gelsvėjimą. Ir kartu, kur ruda spalva, tai yra nekrozės lapų pavyzdžiai. Gali būti tik pats pakraštėlis, jau labai daug apimta lapo. Galim pastebėti net vasarą. Dar lapai maži, o jau kai kur pastebim. Kraštinė nekrozė yra susijusi su žiemą gatvėse barstoma druska. Nes druska išbarstoma, jinai tirpsta ir dažniausiai ištirpusi su vandeniu upeliai subėga ten, kur yra dirva. O kurgi nuo šaligatvių subėga prie medžių ir įsigeria šalia šaknų. Ir štai vasarą mes jau matom, turim rezultatą. Todėl dabar Vilniuje yra siekiami apsaugoti medžius, daromi specialūs paaukštinimai, apsaugos, kad ta druska neįsigertų į dirvožemį ir nekenktų medžiams. Liepų lapai yra labai sultingi. Lapus labai mėgsta įvairūs vabzdžiai. Yra vabzdžiai minuotojai, kurie gyvena, takus išgraužia lape. Yra erkutės, kurios sukelia tokius kaip ragelius įsikišusius, tai yra vadinami galai, kuriuose erkutės ir gyvena. Ir yra amarai, kurie taipogi minta sultimis lapų ir jie paprastai būna apatinėje lapo pusėje ir įskiros tokios jų yra saldžios, lipčiumi dar vadinamos ir jų būna tiek daug, kad tiesiog liepos varva. Ir taipogi pasidengia tuo lipčiumi ir lapai. O jeigu yra tarša, pavyzdžiui, daug mašinų pravažiuoja, dūmija, kaminai kokie, tai tada pasidengia suodžiais. Ir štai va čia mes matom tą padengimą suodžiais. Čia galima net vadinti sodligę, tai yra, kad čia suodžiai nusėdė. Dabar pasimokysime, kaip tai padaryti. Štai imam, pasidedam lapą, atsikerpam skaidrę juostelę ir ją priklijuojam prie lapo. Dabar ją atsargiai nuimam juostelę taip, kad lapo nepažeidžiam. Kartu nusiima ir buvusios kietosios dalelės. Ir va čia ant lapo priklijuojam.
Matot, baltam fone labai aiškiai matom, kad tikrai čia tas dulkėtumas yra gana didelis. Toliau gerbiama Ona Motiejūnaitė pristato puikiai apgalvotą gamtos kūrybą, Fibonaccio skaičius ir auksinės taisyklės atkartojimą gamtoje. Tai štai ir kankorėžis yra sudarytas iš sėklažvinių. Ir tie sėklažviniai įsidėsto ne bet kaip, o štai va šitaip spiralėmis. Į vieną pusę ir įsidėsto spiralėmis į kitą pusę. Galim pamatyti. Suskaičiavus spirales, jų santykis į vieną pusę ir į kitą, gaunamas Fibonaccio skaičių sekos skaičiai. Ne bet kaip sudėtas kankorėžis, bet užtikrinant didžiausią jo efektyvumą, tą apsaugą sėklai bręstančiai. Ir paskui, kai jau sėkla subręsta, išbyra, mes matom tą visą gamtos kūrinį. Na, o be to pastebėkit, ir kankorėžis, kai bręsta, jis bręsta labai ilgai, jis bręsta 3 metus. Na, o aš dabar stoviu prie ypatingo augalo, jis ne veltui vadinamas dažnai gyvoji iškasena. Todėl, kad ginkmedžiai augo senų senovėje, dar kai pradėjo klestėti plikasėkliai, tai yra dinozaurų laikais. Ir tai toks yra simbolis ilgamžiškumo. O pavyzdžiui, Austrijoje, Vokietijoje jisai dar yra vadinamas Gėtės medžiu, poeto Gėtės medžiu, nes poetas labai mėgo šitą medį, yra parašęs apie jį eilėraštį, vadino jį tokiu kaip draugystės simboliu. O pas mus tai yra ilgamžiškumo simbolis, vaistinėse galim pamatyti vaistų, lapai yra nespigliai, kaip mes įpratę matyti. Tai yra vėduoklės formos labai gražus lapai. Sėklos yra labai panašios į mažas slyvaitės, vat kaip kaukazinės būna slyvaitės nedidelės. Tai yra sėkla su sultingu apysėkliu. Ir sėklos yra valgomos. Vilniuje parkų skaičiuojama 14. Be Verkių, Bernardinų sodo parkų, žinomesni yra Vingio, Misionierių, Trakų Vokės parkai. Apie juos ir apie išskirtinius Vilniaus miesto medžius pasakoja savivaldybės darbuotoja, vyriausiojo miesto architekto skyriaus patarėja Giedrė Čeponytė. Bernardinų sode, kur mes esame, yra seniausias Vilniaus ąžuolas, tikrai įspūdingas savo apimtimis kamieno, savo tokių stotų. Laja tikrai nėra įspūdinga, nes šalia jo buvo statoma tokia transformatorinė ir kiti statybiniai darbai, statinukai atsiradę, neleido jam išsikeroti ir augti ir būti tokių galiūnų, kaip mes kad įsivaizduotume ąžuolą laukiniai gamtoje arba kažkokioje atviroje vietoje. Bet jo kamienas išties įspūdingas. 2006 metais darant Bernardinų sodo rekonstrukciją ir įrengiant čia tą kokybę, kurią matom dabar, jisai buvo taip pat paglobotas arboristų, buvo išgenėtas. Buvo išvalyta jo drevė, kur bevalant ją buvo rasta net ten įvairiausių, nežinau, celofanų, skudurų ir ko tik tai nebuvo. Ir dabar ta drevė yra švari, kvėpuojanti ir ąžuolas išties atsigavo, žaliuoja ir mus visus džiugina. Viena seniausių liepų tai yra Sapiegų parke, Antakalnyje auganti liepa, kuri irgi traktuojama arba bent jau manoma, kad net ir Sapiegų palikuonis savo jaunystėje galbūt matė. Va, tai irgi įspūdingas gražus medis, gumbuotų, išraiškingų kamienų, bet liepa pati yra sveika pakankamai, kiek gali būti sveikas, pavyzdžiui, žmogutis kokių 87 metų, o ta liepa skaičiuoja jau kokius 3 ± 100 metų. Bergo ąžuolas liko tenai, tiesiant autostradą ir, kaip sakyti, žmonės nusprendė, kad vežimais važiuoti jau nebemiela ir patogu, reikia didelio plataus kelio automobiliams ir didelis platus kelias visada yra konfliktas su, tarkim, toje vietoje
augusiais arba augančiais medžiais. Valstybės saugomų medžių sąrašai skelbiami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais. Tai senuosiuose dvarų parkuose ir pokario bei dabartiniuose miestų ir miestelių želdynuose augantis medžiai. O kokie medžiai dabar dažniausiai sodinami Vilniaus mieste ir kokių medžių miestas dabar nebeužsako? Sodiname daug liepų. Liepų mažalapių, bet taip pat ir didžialapių arba sidabrinių. Priežastis to tai yra toks medis pakankamai gerai atlaikantis tą, kaip aš sakau, miesto triukšmą ir visas kitas negandas. Taip pat klevai, sodiname ornitologinių augalų, medžių, tai yra šermukšniai ir švediniai, paprastieji. Klevai, sidabriniai, paprastieji. Tikrai neužsakome kaštonų. Kaštonų kenkėjas, tokia kaštoninė keršakantė, kol kas neturi savo natūralaus priešo. Ir mūsų galimybės kovoti su šiuo kenkėju yra pakankamai ribotos. Taip pat gudobelių užsako mažiau, anksčiau sodinome daugiau, bet taip pat maras ir kiti dalykai, kurie nepasiteisino, tai to neužsakome. Pastaraisiais metais dažnai girdime, kad miestuose kertami medžiai. Įdomu, kodėl kartais mieste kertami sveiki medžiai. Turim tilpti visi, kas geriausia toje ar kitoje vietoje yra reikalinga. Yra užstatymas, yra infrastruktūros objektai, tai yra keliai, tai yra gatvės, pėsčiųjų takai, tai pagaliau yra, nauji gyvenamieji namai, nauji visuomeniniai pastatai, nauji, mokyklos, darželiai. Todėl įsisavinant sklypą, taip, yra padaroma rimta analizė esamų želdinių ir yra sprendžiama esamų želdinių likimas su būsimuoju užstatymu. Dėl lygų galbūt ne tiek kertam dėl to, kad jisai serga, nes kuo toliau, tuo labiau stengiamės gydyti. Ir dabar Lukiškių aikštėje šiuo metu arboristai labai intensyviai gydo 7 liepas, kurios atsidūrė po granito danga ir mes matome, kad jos nuliūdo, supyko, numetė lapus ir puolam jas gelbėti ir globoti. Būna atvejų, kai pjauna medžius dėl to, kad nėra galimybių jų pagydyti, jų išsaugoti, arba tai yra net ekonomiškai netaip efektyvu ir tikslinga, todėl kad, pavyzdžiui, naujų pasodinimas jisai būtų daug geresnė kokybė, šiek tiek palaukus, arba darytų tą orą geresnį ir būtų vaizdas gražesnis, sodinant naujus. Ir taip pat tam, kad išvengti nelaimingų atsitikimų. Turbūt visi matome mūsų Liepos mėnesį tokias praūžiančias audras ir škvalus ir kiekvienais metais tikrai daug medžių griūna nuo stiprių vėjų. Kartais pats sveikiausias medis gali būti nugriautas ir sužaloti, žmogų ar mašiną ar bet kokį kitą turtą. Tai to nepjauna, bet būna taip, kad tiesiog įvertinam, kad taip tikrai su šiuo atsisveikinam ir žiūrim, ką galim padaryti toliau, pasodinant naujus. Medžiai žmogui yra reikalingi. Tad branginkime, mylėkime, išmokime sodinti ir sodinkime medžius.